Šitas sumuštinis vadinasi Cannibal Sandwich, kanibalo sumuštinis. Taip pat jį dar vadina Tiger Meat. Nei Cannibal Sandwich yra sąmonė, nei Tiger Meat yra sąmonė, nes tai nėra nei žmogaus, nei tigro mėsa iš tikrųjų. Tai yra žalios smulkintos jautienos sumuštinis, itin populiarus Viskonsine. Šiuo atveju eina prieskoniai labai paprasti – druska, pipirai ir svogūnas. Na, bei kiaušiniai. Jautiena jau tapo turbūt žalia valgyti mums įprasta beveik visiems, ypač jeigu, man rankšluostis krenta nuo galvos, ypač jeigu perki iš gero tiekėjo, turbūt nėra mums labai įprasta valgyti žalią vištieną ar žalią kiaulieną, bet pavyzdžiui, vokiečiai turi labai panašų sumuštinį su žalia kiauliena. Niekas nemiršta. Apskritai, turbūt pagal visų tų gyvulių auginimo normatyvus mažas šansas yra pagauti ten tą slieką ar kas ten būna. Tapeworm ir salmonėlės ten visokios. Visų pirma, kad jom užsikrėsti, jos ten turi būti. Čia mes turim brandintą jautieną. Ši yra 30% riebumo. Riebumą galima rinktis pagal poreikį. Čia kaip kotletas bus toks? Nu, jo, kaip žalias kotletas. Kažkaip ir tokie indai įdomus. Metaliniai, draugiški indaploviai, kodėlgi ne, visiškai, kodėlgi ne. Tai žodžiu, pradedam nuo šitos jautienos, taip, važiuojam. O, Jėzus Marija. Nu, kvapas toks gyvas, man atrodo, dar kvėpuoja ši mėsa. Čia yra Feel the Beefas, aš pirkau agarę. Step 1, atsikratyti to lapo po apačią. Čopinam dabar tada onion, kas eis ant viršaus, kas atrodys žiauriai elegantiškai, tai tam naudosime manduliną šiek tiek vėliau. O dabar mes papjaustysim svogūną. Kiekiai, kaip matuoti? Iš akies. Tai aš galvoju, vieną tokį sukišti į vidų smulkiai supjaustytą ir vieną tokį supjaustyti su mandulina ant viršaus. Svogūnų bus gausu šiek. Svogūniška bus. Blet, nusilupsite ar ne? Esmė jo, kuo smulkiau. Beveik idealiai. Sudėsiu svogūnus, druską, pipirus, vieną kiaušį ir pažiūrėsiu, ar man patinka jovalo tekstūra. Druskos dedame pagal skonį, tai reiškia daug. Pipirai. Man patinka dėti itin daug pipirų, taip nepagailint. Šiandien aš naudosiu maltus pipirus, nes kitų neradau tiesiog. Aš manau, visada šviežiai malti yra geriau, bet kodėl šitie egzistuoja, jeigu jie tokie jau blogi. Ir aš tada dedu vieną kiaušį, just random vidutinio, dydžio, man atrodo. Ta prasme, kom ne pusryčiai, žiūrėk, kiaušinienė. Man selististe asmeniškai. Salmoneliozė. Ateik pas mane. Gal nebus tik galės? Aišku, kad ne. Jeigu labai jau bijot, tai tada naudokit putpelių kiaušus. Ten tos putpelės nieko nesraga niekada. Perkant iš patikimų rankų ir su tinkamomis laikymo sąlygomis, bei apdarojant tinkamai, nieko ten tau nebus. Kas liečia žalią vištieną, ne? Mums tai jau visiškai skamba freaky, tipo nesąmonė, o su jautiena tai jau yra labai įprasta, taip? Bet japonai jau kokybišką vištieną valgo ir žalią patikė tokį kaip vištienas sashimi. Yra, ne? Yra, jo. Esu bandžius žalią vištos faršą su prieskoniais. Ir kaip? Šiaip tai gerai. Grinai iš parduotuvės sumaišiau su druska, pipirais ir japoniška majonkė. Norėjusi pabandyti tą visą. Aišku, kad ne. Toks paruošimas mėsos, ar ne? Va, atrodo kaip kotletas ar salmonėlių lizdas, bet iš tikrųjų įdėjusi va tokią apvalę formelę ir suformavus į tartarą, jis iš karto pakeičia savo įvaizdį. Daug kas yra mūsų galvoje. Būtent taip, priklauso nuo pavadinimo, nuo dar ko nors. Man norisi druskos gal daugiau. Šiaip ir pipirų daugiau įdėsiu. Nes man nesinori, kad šitą mėsą užgoštų nei jokie kaparėliai, nei agurkėliai, nei dar kažkas. Tiesiog norisi, kad būtų gerai pasūdyta ir būtų toks minimalus kiek pipirų
kažkiek laiko palaikysim gal šaldytuvę, kad truputėlį tas skoniai susigrotų tarpusavę. Ne, tie maži svogūnai tai nervuoja žiauriai. Aš ieškau kuo didesnių kartų. Tai, bet vat aš pirkau online ir, tipo, man nagai nulūžę, dabar čia turiu dar tos nagus dar alinti papildomai su šito svogūnų teroru. Ta prasme, aš to su lupenom tą svogūną valgysiu. Čia maždaug sunkiausia recepto dalis. Čia itin aštru, watch your fingers, gerai. Ir ką čia taip? Oh baby. Pažiūrėk, kaip gražiai. Be abejo, galima pjaustyti su aštriu peiliu, bet su gera mandolina tikrai gausis gražiau ir ploniau. Aš darysiu 4 sumuštinius, nes esu dabar su 3 bernais šiandien. 2 nedideli svogūnai ant 4, sakyčiau pats tas. Tadam! Paėmiau dar agurkų. Agurkėlis labai dažnai pateikia prie šito sumuštinio. Žiauriai gerai, eik tu savo. Čia yra kaizerio bandelės. Pateiksiu kaip tokius burgeriukus. 4 porcijoms visą sudėsiu. Be svestuko tai tikrai neapseisim. Negailim. Man patinka daug druskos, tai aš, šitas jau bus mano, tai aš jau ekstra druskos įdedu iš karto savo. Viskas išsviestuota. Oh my god. Ir tada dar pridedam svogūnų kalnelį tokį, kad maža nepasirodytų. Nu ir aš galvoju, va, vis tik uždarysiu jūsų tą bandelę, o norėsiu, po to ir atidarysiu. Tai žodžiu, va, toks burgeriukas ir aš noriu, žiauriai noriu. Žiauriai gerai. Nesausa? Nesausa, bet man norisi dar tos daržovės. Atrodė, kad čia dedu daug svogūno, bet iš tikrųjų norisi dar daugiau, labai čia tinka. Nu. Nu ir važiuojam toliau. Eik tu savo. Arbatėlė. Dievų maistas. Dėl kaizerio bandelės nesuklydau su savo pasirinkimu, sakyčiau. Labai gerai. Tinka. Kas čia netiktų, tai kokia keto duona. Grožio ir sveikatos šaltinis. Čia vat. Kodėl sveikatos? Na, labai daug baltymų. Aš negaliu sustoti valgyti. Aš darau kitiems ir grūdu savo į burną realiai. Skanaus. Pažiūrėkite į šį perlą. Labai skanu. Net dantų žymės matosi. Taip. Jis išėjo, nors grįžti pažadėjo.